Labas. Antradienį. Ką? Dar su pilku. Nelabai matysis, bet nelabai ir noriu, kad matytųsi. Labai didelis. Liko 2 dienos iki termino, bet spėčiau, kad teks važiuoti ketvirtadienį stacionarą. Labai nenoriu šitos patirties, bet jeigu reikės, tai reikės, ką jau padarysi. Nusprendžiau, kodėl aš čia esu, tai nusprendžiau paeksperimentuoti su YouTube kanalu. Kaip čia gausis, čia gal daugiau dalinsiuosi iš kasdienybės vaizdais, akimirkom, kažkiek pasidalinsiu iš darbinės pusės, bet čia bus šiek tiek gal po gimdymo, nes dabar nelabai išeina į susitikimus keliauti ir daryti kažkokių tiek online, tiek gyvų paskaitų ir kitų dalykų. Į BNI jau kuris laikas neinu, vietoj manęs eina mano vaduojanti savanorė. Per sudėtinga tapo ilgai sėdėti. Labiau reikėjo pasaugoti, kad išnešiočiau vaikelį, tai va. Tai ką? O šiandieną, taip šokinėja mano mintys, bet žodžiu, pasidalinsiu gal iš namų akimirkom, nes iki gimdymo dar norisi spėti kelis darbus pasidaryti, apsitvarkyti. Tai dabar skalbimas kaip tik uždėtas, tai vėliau tik reikės į džiovyklę sumesti ir išrūšiuoti vėliau drabužius. Stengiuosi, kad būtų paruošta, kad jeigu gimdyčiau, tai vyrui nereikėtų sukti galvos kaip čia, kad žodžiu, skalbimas, džiovinimas ir panašiai. Kažkaip ir pačiai ramiau bus būnant 2 paras gimdymo namuose. Tai va, tai viena iš užduočių, tai dar laukiu, čia dabar džiovina. Tada reikia peržvelgti, draugė perdavė tiek drabužėlių, tiek daiktų mažyliui. Tai va, juos reikia peržvelgti, ką ten gavom, pasidėlioti, išrūšiuoti ir pagal dydžius ir susidėlioti į spintą. Tada dar norėčiau spėti mažosios kambarį peržvelgti jos žaislus ir drabužius, bet jau ten rūšiavimas bus, ką atiduoti, ką parduoti, ką išmesti. Ką aš čia dar norėjau šiandien padaryti? Galvoju. Na, kol kas apsiribokim tiek. Tai pakviesiu tuoj kartu su manim parūšiuoti drabužėlius. Va, dar prisiminiau, kad reikės patikrinti, ar gaus atskaitą faktūrą. Daugkartinius puodelius užsakinėsiu į Merdžą. Kalbant dar apie Merdžą, tai turiu tokias, nežinau, ar matosi, tokius marškinėlius, yra ir kepurės nuo saulės, bet jau tos saulės, man atrodo, nelabai čia turėsim šias dienas. Bet žodžiu, jeigu kas, įdėsiu nuorodą, kur galima įsigyti bent jau marškinėlius. Tokiu būdu prisidėsi prie mamos linijos veiklos, nes dalis pelno keliaus tenais. Ir taip pasitikrinti, ar sąskaita faktūra yra ir. Jeigu yra, tai, žodžiu, reikės apmokėti, kad vyktų užsakymas, tai jau turbūt po gimdymo teks atsiimti, nes ten truputėlį užtruks šį kartą. Va. Ir turim 2-aukštę lovą, dar nepabaigta, bet nusprendėm, kad jau pats laikas ją
įsigyti. Tai radom per Skelbiu LT už 49 eurus, bet leido įsigyti už 30. Tai va, tai kažkiek susitaupę, galėsim mažai toliau duoti pirmadieniais į jos piniginę ir taupyklę. Daugiau apie tai gal kitame vloge. Tai ką, einu ruoštis atsinešti mažylę drabužėlių daiktų, pasižiūrėti ir tada galėsim kartu išrūšiuoti ir dar mažosios daiktus peržvelgti. Taip atrodo mūsų Ikėjos 2-aukštė lova Midal. Gal truputį pataisysim kamerą, kad labai jau ten. Tai va, gavau dėžę, čia dar liko daiktų kitam kambarį, tai pasižiūrėsim, parūšiuosim pagal dydžius, ką mes čia gavom ir paskui susidėsim į spintą. Tai ką, tada pradėsim. Čia patogiau pasidėti. Čia pasidėsiu. Menė. 74. Nu ką, gavau dar krūtiniai šitų padelių tokių. Einu atsinešiu sekančius daiktus. Žiūriu, griūna mano krūva, bet žodžiu. Čia 56 dydis. 56. Čia buvo 62, 68, 74 ir 80 dydžiai. Tai dar patikrinsiu, man atrodo, gal dar yra drabužėlių, tai dar parūšiuosiu. Žodžiu. Nelabai liko drabužėlių, mačiau likučius pampersų įdėjo, antro dydžio nešiklę ir dar kažką. Bet žodžiu, iš drabužių liko, matau, šaltiems orams, reikės pakabinti. Jau nedėsim į stalčių šito. 62 dydis. Vakar čia toks kaip vokelis. Kaip sakau, vokelis. Jau nebeatsimenu iš tikrųjų pavadinimų, taip seniai pirmosios susilaukiau. Taip, tai šitas mes pakabinsim į spintą, nes kol kas mums jų nereikia dabar. Dar va toks meškutis. Nu tai va. Eisim, susidėsim viską ir keliausim papusryčiauti. Na, tai sukabinkim
tuos kombinezonus. Ir paskui keliausim dar sudėti drabužėlių į spintą. Ir kaip minėjau, reikia papusryčiauti prieš kitus darbus. Čia mažosios visi. Matau, kad truputį nusileidus kamerą. Pakelsiu. Ja. Čia mažosios drabužiai. Ir striukės, ir kombinezonai, ir pasirodo su ukneliu mes dar turim, bet jos ilgom rankovėm. Dar pakankamai šilti orai, tai trumpom rankovėm leidžiu ją į darželį. Sukabinsim mažiuko. Ir man trūksta pakabų 2, tai aš to ateisiu. Na va. Pasiskolinau, iš mūsų spintos pasiėmiau. Gerai, kad turim. Šiaip neseniai turėjau stilistės konsultaciją, tai daug drabužių mano iškeliavo į Vintedą ir į atiduotuves. Tai turim dabar pakabų atliekamų. Gali komentarę parašyti, ar įdomu tau toks turinys, ar laukiasi šiuo metu kelintas mėnuo ar savaitė. Kaip su rūšiavimu, ar peržvelgi drabužius, daiktus, atiduotuvėm, pardavimam ar išmetimui. Man labai įdomu, kokia mano auditorija. Kaip gyvena, kuo gyvena. Va. Čia leidau mažai klijuoti. Jos kambarį leidžiam klijuoti tiek ant spintų, ant sienos yra priklijavus, nors nelabai man patinka, bet jos kambarys. Tai va. Keliaujam, sudėsim mažiuko daiktus į stalčius. Tai pasimatysim kitam kambarį. Na va, pradėsim gal nuo 56 dydžio. Čia mažiuko spinta. Tai tik pasitikrinsim, kad nesusimaišyčiau. Kol kas dėsiu, galima sakyti, bet kaip gims, tada vis tiek ten persidėlios, kaip man patogiau yra, tai kol kas nerūšiuoju dar pagal. Ne, mes šitos paimsim į ligoninę. Ir šitą gal ir ligoninę. Vieną kito dydžio paimti. Reikės pakabinti spintą. Pasižiūrėsim, kokio čia dydžio.
ką atrodo baigėsi mūsų stalčiai. Šitą pakabinsiu spintą. O likusius drabužėlius tada pasidėsiu, kaip būna, į viršų spintos. Tai va tiek kol kas. Kadangi mūsų virtuvė labai mažytė, labai mažai stalčių turim ir spintelių, tai su vyru sugalvojom taip pasiturbinti savo virtuvę. Puodus pasikabinam, turim atskirą dangčiams irgi susidėti, tokias kaip kišenėlės. Šias dienas šiek tiek peršti gerklę, tai tenka gerti arbatą su medum. Kažkiek padeda.
Ir nežinau kodėl, bet irgi paskutiniais rytais pusryčiams noriu vaikystės maisto. Vadinu French toast. Mums mama gamindavo tokius pusryčius ir labai man jie patikdavo. Šiuos darausi su cukrumi, bet yra dar vienas variantas. Mano vyras sugalvojo, tai kai suplaku kiaušinį su pienu, tai dar įberiu ir vegetos prieskonių. Arba kitokių prieskonių galima pamaišyti pačiam. Ir vietoj cukraus pabaigoje, kai baigia, jau apverčiam pačias riekeles, tai uždedam sūrio papjaustyto. Tai jis išsilydo ir irgi labai skaniai gaunasi.
Na ką, šiandien manau, kad kol kas tiek bus tokia pirma dalis, nes labai per ilgas video gautųsi, nemanau, kad įdomu žiūrėti, nebent ant fono pasileisti, bet kažkaip, įdedu darbą tiek filmuojant, tiek montuojant, tiek įkeliant patį video, tai, nesinorėtų, kad jis tik būtų foninis toksai. Tai labai kviečiu spausti mygtuką prenumeruoti, varpelį, kad praneštų, kada bus antrasis video. Taip pat paspausk like, kad, matytų YouTube algoritmas, kad patinka toks kontentas. Ir labai kviečiu prisijungti į mūsų Contribui bendruomenę. Nariai patys pirmi pamato video, kaip ir dabar sumontuosiu ir įkelsiu. Tai jie pirmieji pamatys, o po savaitės jau matys visi išoriniai žmonės. Taip pat mūsų bendruomenėje laukia nuolaidos kodai, taip pat bus ir dovanų. Kas daugiau? Kviečiu įsigyti merčą ir irgi taip pat palaikyti mamos linijos veiklą. Kaip minėjau, dalis pelno keliauja būtent ten, kad galėtume toliau tęsti savo svarbią misiją. Ir ką, kol kas tiek. Iki sekančio karto. Iki.